Čia reporteris Skersas laidoje Ačiū Dievui atėjai. Neįtikėtina, žvaigždės iš tiesų moka sirgti žvaigždžių liga. Šiandieną jie mums prisipažins, kaip jie sergama, kaip reikia pasveikti ir galbūt, ne, iš tikrųjų, sudainuos Merūno dainą. Mes su žvaigždžių žvaigžde Andriumi Rožicku iš laidos Penktokų iššūkis. Šiandieną aš atnešiau gėlių. Ir dabar Andrius man papasakos apie savo žvaigždžių ligą. Kaip pasireiškia ji? Sponai, žirnio dydžio, kaip pupos. Kaip yra nustumiamos moterys, papasakokite. Kodėl jos turi būti nustumiamos? Nuo žvaigždžių lygos daiktų. Nu ką, reikia stumdyti nuo tų daiktų, tegu būna prie tų daiktų. Patinka? Taip, jeigu jin ten būna, tai vadinasi, jai patinka. Taigi, ta gėlė nuo tos moters. Čia žvaigždžių lyga su Andriumi Rožicku. Čia reporteris Skersas ir mano moteriška svajonė Asta Baukutė. Asta prieš pokalbį sakėsi padainuosianti mėgstamiausią gerbiamo atlikėjo Merūno dainą. Šiaip galiu padainuoti dainą, kurią dabar kaip tik ir repetuoju. Tik ne tą, apie mamą, iš ryto. Nesispjaudykit, ne. 3, 2, 1. Aš mėgstu pasaulį spindintis. Vienu žodžiu, negaliu dainuoti, nes Skersą aš jaučiu iš nugaros. Čia kažkiek nusidainavimai vyksta, bet Asta Baukutė pažadėjo mums išduoti savo intimiausias istorijas apie kažkokius tai paauglius jos kieme. Taigi, kokie tie paaugliai? Kažkas negerai, mes turime baigti pokalbį. Asta Baukutė pradėjo kvatoti, be perstojo kvatoti. Čia reporteris Skersas ir kvatojanti Asta Baukutė. Esu su žmogumi, kuris tiesiog dievina atlikėją Merūną. Su žmogumi, kuris žino kiekvieną Merūno dainą. Žmogų šį pažįstate silpnai, bet Merūną žinote tikrai. Parašė jis tokį eilėraštį. Taigi, Marijonas Mikutavičius su manimi, reporteriu Skersu. Tai kokia daina Merūno patinka labiausiai? Nežinau, o kokią jis dainuoja? Apie Alijošių. Apie Alijošius, apie Krūmokšnius. Apie Krūmokšnius irgi patinka? Taip, o čia beje šiaip vardas ar pavardė Merūnas? Ne, nu man patinka tos dainos. Šiaip išgyventas ir atviras. Jis tas, kuris patinka mamoms. O dabar Marijonas kalbės apie žvaigždžių ligą. Marijono proza apie žvaigždžių ligą kokia? Ne, jos nėra, nes tai, kad liga sirgtum, turi būti žvaigždė. Kadangi žvaigždžių Lietuvoje. Bet krentagi jos kartais? Žvaigždės kartais krenta, kaip dainavo Andrius. Na, ir dabar Andriaus Mamontovo daina iš Marijono Mikutavičiaus lūpų. Kraujo klanas. Palaukit. Kraujo krešulį surasi tu mane, tai žino, kad aš dabar dangui arba pragare. Kaip gražiai, čia Marijonas Mikutavičius ir reporteris Skersas. Čia reporteris Skersas ir moterų būrys, kurios reikalauja pranešti naujieną. Marijonas Mikutavičius ne žvaigždė. Kodėl jūs taip sakote? Nes nebėra jaunikis geidžiamiausias. Apie žvaigždžių ligą kalbame su gerbiamu Vytautu Šapranausku. Vytautai, ar sirgote žvaigždžių ligą? Jūs visada taip durnai kalbate, ar čia man tik pasirodė? Žvaigždžių liga akivaizdi. Kodėl? Eikit jūs nachui. Merūno daina neskambėjo, bet buvo fantastiška. Pasirodo, žvaigždės iš tiesų serga. Čia reporteris Skersas laidoje Ačiū Dievui atėjai. Ačiū Dievui atėjai.